Na, bet ir gražu Ramybės skvere. Dabar pavadinimas šiai vietai tikrai tinka. Taip, ramu, gražu, tvarkinga. Kai šilta, bus galima ir poezijos knygą paskaityti. Būtinai ateisim pavasarį. Bet greitai sutvarkė Ramybės skverą. Kiek laiko truko darbai? Turbūt virš metų. Ne, manau, kad truputį daugiau nei metus. Na, kaip ir sakiau. Ne taip sakei. Laiko trukmės, kaip ir kiekio, svorio, atstumo viršymui, prielinksnio virš, su kilmininku konstrukcija yra vengtina. Reikėtų sakyti, ne darbai truko virš metų, bet darbai truko daugiau kaip metus, daugiau negu metus, daugiau nei metus, metus su trupučiu, metus su viršum. Supratau. Žinot, tokia graži idėja dirbtinai atkurti upeliuką, kuris, kaip girdėjau mūsų krašto istorikus kalbant, simbolizuoja po ledynmečio čia ilgus amžius tekėjusį upelį. Visa skvero tvarkymo koncepcija tarsi remiasi upės tėkme. Jau kad išsireiškėt, gal suprantamiau galima? O tu irgi galėtum kalbėti suprantamiau. Išsireikšti yra nevartotinas vertinys. Reiktų sakyti neišsireikšti, o tiesiog pasakyti, pareikšti ir neišsireiškimas, o posakis, pasakymas. Gerai, man jūsų pasakymas nelabai aiškus. Gal galėtumėt pasakyti paprasčiau? Tvarkant Ramybės skverą, stengtasi tarsi atkartoti, imituoti upeliuko tekėjimą. Beje, ar tu žinai, kad anot mūsų archeologo Algirdo Juknevičiaus šią vietą senbuviai vadino balomis? Balomis? Kodėl? Nes šioje vietoje prieš daugiau kaip pusę šimto metų buvo užpelkėjęs tvenkinys. Palaukit, o kaip tas upeliukas tvenkiniu pavirto? Manoma, kad tvenkinys padarytas apie 16 amžiaus vidurį, formuojant Kėdainių dvaro valdą. O 1962 metais tvenkinys buvo užpiltas ir buvo suformuotas Ramybės skveras. Palypėkim naujaisiais laiptais. Noriu pasižiūrėti iš viršaus.